O tas 70. Penketukas. Metalas, kiek detalių. Galima paspausti, užpildys visą lapą. Nesvarbu. Quantity stated too high. Per daug, kiek nekils. Jisai pagal lapą taip dydį. O mes šitą 500.0 ten reikėjo. Ok. Va, kaip atrodys. Tada ok. Va. Kas toliau? Processing. Nu, gerai, man to čia ok. Toliau čia optimizacija. Nežinau, gerai. Start. LSD failas tai yra programinis failas. Ir jisai bus išsaugotas į šitą failą. Čia. User 1. Room style. Okay. Va, dabar jisai saugoja. Bandom susirasti. Style. O kodėl aš nemačiau jo čia. Ai, va, Tailė, va. Čia user buvo ir va visos programos. Tai mes dabar galim ieškoti bandą, ne? Jo. Banda. LFP. Kur? Find file. Va, yra. Va, mūsų failas. Ir aš dabar darau confirm with selected, nu, kad jisai ir iš karto užkrauna. Gal atsimena, nes aš ten žaidžiau su kitom programom, kad jisai galvoja, kad 5, iš tikrųjų 7,5, tai aš spaudžiu tik tai ok, kad galva pakeista. Kitu atveju būsiu uždaręs duris ir patvirtinsiu šitais jie atvažiuos, kad pakeis. Bet aš ok, spaudžiu. Va tavo programą. Tada dar vienas dalykas, lapo keitimą reikia pažiūrėti į technologiją. 1.1.5 load sheet, va. Mūsų programa loading unit. Tai jeigu aš dabar paspausiu tą programą, jisai iš karto sukeis stalus. Čia standartiškai yra. Aš padarysiu, kad man nereikia keisti stalų. Vieną, kad aš pats uždėjau lapą. Tai aš čia keičiu vieną. Metal stopper, nu kad čia šita pozicija, kad matuotųsi 50-50 nuo krašto. Kampą šitą, čia daugiau nieko keisti nereikia. Viskas, čia gerai. Pabandysiu ant testo, nes kad negadin lapo. Ir svarbu parašyti teisingą išmatavimą lapo, nes jisai tada žino, kiek nuvažiuos. Jeigu būtų visas lapas, tai jisai matuotųsi toliau. Nu čia simuliacija, vai. Padarėm programą, radom tai, apgavom. Na tai tiesa? Ne, ten reikėjo biškai kitaip daryti, logika kita. Didelis žiedus pjaus. Nu tu ką norėjai, o šiaip, jeigu